7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Po Tuniso rungtynių irgi paspaudė ir ištyrė, žinai, kad atminties, neatsimintų. Galėjo po kiekvienų rungtynių trenerių atleidinti. Netgi galėjo, žinai, kur priėmė į darbą ir dar prieš rungtynės atleidė, nes vis tiek pralošė. Pertrauką, tiesiog. Sveiki, mūsų pašnekesiai apie futbolą, apie pasaulio čempionatą tęsiasi, kas savaitę susėdam čia paplepėti, dieną neturim vieno prelegento, tik tai Nerijų, kur pametė į Paulių. Vestuvėse Paulius ir žinai, kaip Nerijų sakoma, kad vestuvės pačios smagiausias yra tol, kol ne tavo. Sutiktum ar ne? Tai muštynėse sudalyvauti gali dažniausiai. Paulium palinkėsim, kad vestuvių sezonas būtų, kaip sakant, gražus, prasmingas, kad grįžtų pas mus kitą savaitę. Tikrai mačiau ten keliasi, kaip sakant, postukus, kad daug renginių, tai nespėja visur. Tai nieko, Paulius, sulauksim kitą savaitę. Tai vestuvės, kai vesti pradedi, tai žinai. Tokie reikalai, žinai, vasara darbymetis. Jūs pakviesim subscribinti kanalą ir taip pat socialiniuose tinkluose pasiekti mus, Spotify, Apple Music, visur galite rasti visose platformose. Tai Nerijau, kaip šiaip apskaitai tau sekasi iškesti tą futbolo maratoną ir dabar dar galim sakyti ir karščio maratoną, kuris yra už lango, čia nesijaučia, čia geriau. Dabar jau tas intensyvumas toks, kad ne viską jau spėjai ir sužiūrėti, dar teks matyti. Kad gal net ir neįmanoma, pavyzdžiui, būna. Taip, net šią fiziškai tiesiog, tu kažką žiūri tiesiogiai, o po to jau tas, kažką dar aišku, dabar tas intensyvumas sumažės, tai peržiūrėsi papildomai. Turbūt jau nebe viską, nes kai kas ir ten nežiūrės į Paragvajus, Australijos, tai matyt dar taip, bet kaip, intensyvumas mažėja, įdomumas didėja dabar jau. Jo, dabar jau tų rungtynių bus šiek tiek mažiau ir jau tas logiškiau jau bus įmanoma pražiūrėti, nes tie 6 mačai, kai ten vyksta, tai tikrai atrodė 4 jau daug, o kai po 6 pradėjo tenais, tai jau atrodė, kad tiesiog fiziškai neįmanoma ir kaip sakai, dar tie rezultatai po to vis tiek meta ekrane, tu matai, kaip kiti žaidžia, tada vis tiek toks, jeigu kažkur pasilieki žiūrėti kažkokias rungtynės, tai vis tiek įdomiau žiūrėti, kai nežinai rezultato, o kai jau viskas aišku, tai toks įdomumas gal kažkiek ir nukrenta, bet gerų įspūdžių tikrai, aš manau, kad paliko šitas grupių etapas, galima turbūt dėlioti įvairiai. Kaip tau bendrai patiko ta visa sistema, ar ne per daug rungtynių, nes buvo kažkiek, tai sakykime, prieš čempionatą kalbama, kad gali būti ir daug rezultatų tokių, bet iš principo labai daug mes kažkokių tai tų sutriuškinimų ir tokių jau patrankų mes nelabai ir matėme. Taip, iš tikrųjų aš vėlgi, kaip ir praėjusią kartą kalbėjom, siečiau su tuo, kad jie skaičiuoja jėgas ir nieks ten nepuola šaudyti po 7-8 įvarčius, nes žaisti reikia ne dabar, žaisti, jeigu tu galvoji apie visą kelią ten iki pusfinalio finalo, tai žaisti reikės po kelių savaičių, tai yra ten pirmi turai, tai yra taip. Dauguma, manau, kad tų Europos komandų ne viena tikrai taip prisvertina tą pirmą etapą, kad vienaip ar kitaip tu vis tiek išeisi. Geras futbolas, šūdinas futbolas, koks skirtumas, svarbu būti ten ir po to jau tu nebegali pralaimėti ir taip, sakau, ten, tarkim, vokiečiai nustebino, galvojau, buvau įstikinęs, kad antras sudėtis, kaip visi darė, tai yra tu jau išėjęs, leisti pagrindinius žaidėjus, nežinau, ar tai nebuvo klaida, pamatysim, laimės čempionatą ir sakysi, kad viską teisingai jie padarė, dabar taip tik tai spėlioji. Jo, kai kurios tai komandos atrodo, kad dar ir tas rungtynės grupės, kai kurias pasižiūrėjo taip labiau kaip į tokį parengiamąjį laikotarpį. Aišku, matėm, kad yra komandų, kurios galbūt ir dar tikrai netaip įsivažiuoja ir apie tos pačius vokiečius taip. Aš iš dalies gal net ir galvojau, kai tu užsiminėjai, kad tai yra komanda, kuriai gal dar ir reikia žaisti tarpusavyje kartu ir gal tos ryšius šiek tiek užmegzti rimtesnius, nes man tai pasirodė, kad ta komanda tai dar nieko kažko įspūdingo labai šitam čempionate kaip ir neparodė, jeigu mes prisiminsim Kurosavo, bet rungtynės su Dramblio kaulo krantu, tai ten buvo labiau tokios išsitrauktos. Su Ekvadoru netgi neištrauktas, tai kol kas taip, kol kas aš irgi manau, kad jie vieni iš tokių, kur kelia klausimų, nesakau, kad ten labai nuvylė, nes nuvylė būtų, jeigu būtų neišėję, nors su vokiečiais ten niekada negali žinoti. Bet šiaip tai įsibėgėja tie, kur ir turėjo įsibėgėti, ir prancūzai, ir ispanai, ir portugalai pradėjo žaisti tokį nebe atostoginį futbolą, jau į grupių etapą. Prancūzai turbūt visą tą kelią tai praėjo labai solidžiai. Bet kiti taip su bangeliam, bet vėl taip
labai didelių staigmenų, kaip ir turbūt nelabai ką rastumėt, iš tikrųjų, taip kaip būtum dėliojęs prieš čempionatą, maždaug taip viskas turbūt ir su labai retom išimtim taip ir yra. Vakar buvo šiek tiek mažiau futbolo, tik tai vienerios rungtynės į krepšinį užmetį, Aki? Užmečiau, tengi Čiapas į mikrofoną rėkavo per krepšinį, po to aš per futbolą. Kartu buvo tada. Jo, tai jau ateini, žinai, taip, kad ir ką čia pasižiūrėti, iš karto sėdi tada jau prie darbo, nes tengi faktiškai ką čia baigęs, iš karto futbolas prasidėjo. Jo, iš karto kokį įspūdį paliko mūsų naujieji talentai. Kaip pradžiai. Vis tiek jie žais, aišku, jie žais, tai čia toks tie pasibandymai, tu vis tiek, žinai, tą kokybę, Buzelio pirmiausia turbūt negali jis nėra kvestionuojama labai. Ja. Jo, kalbant apie krepšinį, tai jo, kažkiek keista, sakyčiau, žiūrėti krepšinį, kai dar vyksta futbolas, atrodo, kad labai jau greitai viskas atrodo. Čia tik pasibaigė sezonas, dar ispanai neseniai ten irgi žaidė tą savo finalą ir čia jau žiūri, kad jau vėl šokam į krepšinio tas batalijas, tai kažkiek man iš futbolo dar sunku persijungti, toks pasižiūri kažkaip keistai. Kol kas viskas taip. Visas dėmesys daugiau į tenais. Gerai, pravažiuosim per praėjusios savaitės aktualijas, tokias pagrindinės ir viena iš turnyro nelaimelių galima turbūt pavadinti Irano komandą, kuriai reikia pasakyti, kad atskyrus ar ne. Skriaudė ten jos vargšus nuo iki. Taip. Tai vat, norisi atskirti vis tiek, nes daugelis irgi kalba, žinai, Iranas, jo, žinom, kad valstybė kokia yra, žinom, kokių turi problemų, bet dėl to ten ta 26 futbolininkų ir trenerių grupė turbūt nėra nieko kalta, atvažiuoja jie žaisti futbolą, atvažiuoja žaisti čempionatą ir, sąlygos tai buvo sudarytos jiems tragiškos. Absoliučiai. Čia sutinku, kad jeigu jau, kaip sako ponas Infantino, atskiriam futbolą nuo politikos, kodėl to nepasako. Tai yra, jeigu jau taip, tai standartai tegul nebūna dvigubi. Iš tikrųjų. Čia vėlgi, turbūt, ką tu gali padaryti, kai valstybė savo reikalus per futbolą sprendžiasi, tai aišku, Irano tiems žaidėjams tai tik tai pagarba, kad tokiom sąlygom jie ten apskritai per stebuklą neišėjo, nes Australija būtų įmušę to paskutinę sekundę buzirbyterio ir būtų jie vis dar čempionate. Tai yra, taip, iš tikrųjų, ta komanda, kurios, ko gero, labiausiai gaila, jau labiau, kad jie ir nežaidė blogai, iš tikrųjų, tas jų futbolas buvo visai padorus. Jo, žaidimas tai tikrai nebuvo blogas ir matėm paskutinėse rungtynėse su Egiptu, tai ta kova buvo labai spūdinga ir įvartis tas, kur buvo atšauktas, ten mačiau, kad vėlgi daugelis diskutuoja apie tą momentą, nes man atrodo vis tiek tai yra tokios gan retos situacijos ir kai kurie žmonės, kurie gal mažiau stebi futbolą ir ypač turbūt pasaulio čempionatas atsiranda tokių, kurie labiau yra tų čempionatų žiūrėtojai ir čempionatuose gal tos situacijos dar retesnės, kai vartininkas būna už kamulio linijos, už to jau epizodo ir visi žiūri, tai kodėl ta nuošlė visgi tenais, nes vienas žaidėjas kaip ir yra arčiau vartų gynėjas, bet daugelis turbūt pamiršta arba nepaskaitė iki galo, nežino to niuanso, kad futbolo taisyklės ir parašyta, kad du žaidėjai turi už kamulio būti. Dažniausiai tai tokios specifinėse situacijose atsiduria būtent ten du žaidėjai šitie, o kaip mes esame įpratę, tai dažniausiai būna vartininkas plus vienas gynėjas. Ar ne? Čia šitoj situacijai buvo labiau, kad reikėjo ieškoti antro gynėjo, to antro gynėjo kaip ir nebuvo. Vartininkas buvo už kamulio linijos ir už to viso žaidimo epizodo. Ir ta tokia situacija atrodė kažkiek keista ir net mačiau, kad Jungtinėse Amerikos valstijose, ypač socialinėje erdvėje, tai ten iš viso šuršalas kyla, kad čia atseit apvogė čia Iraną vos, nes ten jie jau sąmokslo teorijų prisigalvoja, bet aišku irgi čia, kaip sakau, nežinodami taisyklių niuansų. Bet šiaip buvo ir gerų epizodų, ten ir skersinius ten pataikė, daužė, tai tikrai matėsi, kad jie norą turėjo ir šiaip, reikia pasakyti, su 3 taškais ir tuo nuliniu balansu, kurį jie turėjo, jie dar turėjo labai neblogas galimybės, tiesiog nesukrito kiti dalykai. Ten stipriai nesukrito, tai atrodė, kad ištraukė Alžyras jos, bet futbolas, epizodų sportas, tai yra vienas epizodas gali versti. Šiuo atveju netgi ne rungtynės aukštyn kojom, o kai kam ir visą turnyrą. Jo, kaip galvoju, čia vienas labiausiai crazy rungtynių buvo Alžyras su Austrija, kai tu pagalvoji, kad čia komandos ateina, abiem kaip ir užtenka lygiųjų
ir galėtų... Ir tu galvojo, kam jie dabar ant Ispanų eina, savo norų patraukinį lendą. Jo, Alžyras ypač, kai tu galvojo, bet šiaip galvoju, kad prieš rungtynes, tai aš galvoju, čia bus Paragvajaus ir Australijos scenarius, kur ateis dvi komandos, 0-0 sužais, pabaigos pavaizduos, pastumdys ten šeškės, pavaizduos, kad viskas yra gerai ir kad abiem tinka ir išsiskirstys, bet... Dar vienas Hichono disasteris, ne? Jo labiau, kad Alžyras Austrija personažai tie patys. Taip, bet matėm, kad situacija buvo visai kita ir rungtynės tai tapo vos ne centrinėmis gal šito turo. Netikėtai. Iš tikrųjų, į tas rungtynės, irgi taip žiūri skeptiškai, pasižiūrėsiu, taip, maždaug jau iš neturėjome ką veikti faktiškai. Bet kaip baigėsi rungtynės, sakai, visai geras rock'n'rollas buvo. Jo, kalbant apie šiaip tas abi komandas, tai aš pasakysiu, kad Austrija, aš manau, kad vis tiek įdomi komanda ir su tais pačiais ispanais mes dar aptarsim, nebus, manau, kad taip jau lengva ispanams. Kalbant apie dar vieną, Iranas, tai sakykime, dar buvo tokia ir aplinkybė auka, o kalbant apie vieną iš labiausiai turbūt nuvylusių čempionato komandų, tai galim turbūt kalbėti apie Urugvajų, kurie tai, kai pasižiūri prieš čempionatą, ar ne, ten... Iš tokios grupės, kur atrodė, kad ten be variantų, ten dėl pirmos vietos su ispanais turėtų kapotis, bet pasirodo. Kaip Lietuvai prasta sakyti, šiais laikais visi moka žaisti futbolą. Jo, aišku, mes matėm ir tikrai, kad, tarkim, Žaliasis Kišlys pasiėmė tą tašką su ispanais tokį netikėtą, bet vėl čia Urugvajui nelabai kažką lemia, jeigu jie pasiimtų savo taškus ir visai kitai viskas atrodytų. Matėm dabar ir tos visus socialiniai erdvėjai šiaip daug pasklido tos žinutės, kad atšaukė Urugvajaus federacija tą čarterį, bet šiaip reikia pasakyti ten, jeigu vėl čia biškutė, kai būna tie tokie klikbaitai labiau paleisti, jeigu ten pasižiūrėsi pilną istoriją, tai daugelis tiesiog futbolininkų ten nusprendė. Nebenorėjom namo, kad akmenai sužaidžia. Ne visi ten, tai kad ir tam Urugvajui ten mažai ten tų futbolininkų žaidžia ir jie tiesiog nusprendė skraidytis jau po savo šalis ten ir tada federacija nusprendė, kad tai kam tas čarteris ten keliem vos ne žmonėm, aišku, ten gal yra daugiau ir personalo dar ir panašiai, gal kažkiek ir abu dalykai sužaidė, sakykim taip, bet šitos man tai dar po šitų rungtynių po Urugvajaus buvo turbūt tas Bielsas visas išstojimas, kur atrodė, kad kažkiek jau profesorius jau irgi išprotėjęs buvo. Tai, kad jis visą laiką, man atrodo, toks kažkiek tai buvo čia tiesiog, kartais pramuša, kartais ne, čia tokia situacija, kad jau, bet tai ką, tas pareiškimas, kad čempionatas niekinis, niekos Urugvajum aš nenuveikiau, atsakomybės prisėmimas, aišku, tiem Urugvajaus sirgaliams tai vienodai šviečia, aišku, prisėmė ar neprisėmė šitas atsakomybės, nes manau, kad jie vis tiek tikėjos, kad su šita komanda, bent jau turbūt ambicija buvo, aš įtariu, kad toks ketvirtfinalis turbūt, taip, kai tu esi urugvajietis, sėdi ir galvoji, kad iš tokios grupės iškrėsi, tai manau, kad nieks ten negalvoja, ir aišku, kad tą lėktuvą, jeigu sutikimas ir bus, tai gal geriau nereikia. Jo, kalbant apie dar tas rungtynes, tau yra atrodo normalu, pavyzdžiui, Valverde komandos geriausia žaidėja, kapitoną, sugalvoji kelintą ten 7 kokią minutę iškeisti, atrodo kažkiek keisti tie sprendimai, bet čia bibietiški dalykai, ne? Profesorius išpratėjo dar per rungtynės, mes tik pamatėm po. Tai tokie desperado, aišku, ten nežinai tos rūbinės situacijos, nežinai jų vidinės virtuvės, bet aš irgi manau, kad jo, Valverde ne ta žaidėjas, kurį tu turėtum keisti apskritai toj komandai. Jo, man atrodo, ten pasižiūri ir tu galvoji apie Valverde, kiek jisai pozicijų gali padengti, tai gali surasti, nežinau, nors aikštėje 11 žaidėjų, bet 16 turbūt opcijų, kurios žaidėjus geriau pakeisti, negu kad šitą žaidėją išiminėti ir tu jau paskui matai, kad jau jį išėmus, man atrodo, ir aikštėje žaidėjai, kai kurie dar vis galvoja, ką čia treneris dabar padarė, kam čia jį išėmė, tada dar ant suolo pusę turi raminti Valverde asistentų, o ne koncentruotis į tai, ką galima rungtynėse pakeisti. Toks atrodo jau balaganas visiškas gaunasi ir kaip ir sakai, tokia desperacija, kuri atrodo, kad jau niekur nebeveda. Žaliojo Kyšulio tą visą istoriją mes jau čia nagrinėjom nemažai, komanda, kuri
patenka į kitą varžybų etapą, kuri pačioje pradžioje šito viso turnyro nustebino įspūdingų pasirodymų, įspūdingą gynybą galbūt labiau, sakykime, tai prieš Ispaniją. Ispanai, aišku, irgi kažkiek tai nosis krapštė tose rungtynėse, bet vėlgi čia nėra reikalas tų žaidėjų, kurie... Jiems visiškai taip. Taip, nesvarbu, pasiėmė tašką ir važiuoja toliau. Ar Argentinos komanda yra tas varžovas, prieš kurį galima kažką panašaus kaip prieš Ispanus sužaist, kaip tu galvoji? Kad aš spėjau, kad nelabai, nes tie tai užsikūrė tą mašiną ir tu čia kaip praėjusią kartą pastebėjai, kad suorientuota viskas į Messi, bet tai ir gerai. Tai žmogus, jeigu per 3 rungtynės 6 įvarčius muša, tai reiškia, kad viskas teisingai suorientuota ir bus aišku sunku. Manau, kad dabar jau žaliajam kyšuliui bus per sunku. Tai yra su Ispanais ten apsigyniai dėl to, kad ir varžovas į tave žiūrėjo kaip į bananų kraštą visišką vienas dalykas, o čia jau viskas, čia palauk nebebus, čia Argentinais eis muštų įvarčių ir aš manau, kad turėtų dar pirmam kėlinyje taip daugiau mažiau būti aišku, kad žaliojo kyšulio heroiksai baigėsi ir kad važiuoja jie namo. Pažiūrėsim. Paspėliosim rezultatus, aš ten turiu, žinok, ir biškutį kitokią teoriją, tai paliksiu Okay. Intrigą, kaip sakant, paliksiu, kad žmonės iki galo žiūrėtų, paklausytų, ką aš pabursiu apie tą. Būrėjų čia turim, matėm, ir šamanų atsiveža kai kurios komandos. Man tai šiaip patinka, nežinau, kokia tavo nuomonė, aš mačiau ten įvairių, kad ten vieni ten vėl ten klausinėja dar kažką. Man tai čia tokia, kur tu gali tikėti, tu gali netikėti. Koks skirtumas, kiekviena šalis turi kažkokį savo grožį, kažkokį personažą atsiveža, dar kažką tenais. Turi vieni ten fanus, kurie ten atvažiuoja, ten stovi visų rungtynių metu, ten nejudėdami, kiti dar kažkokius, tai atsimeni ten Ispanai irgi savo ten turėjo tą faną, kur ten važiuodavo visą laiką. Su būgnu, tai taip, iš Valencijos. Taip, tada buvo tas Brazilų irgi, kur jau dabar sūnus ten tęsia tą istoriją su tą taurę, visur važinėja. Kiekviena šalis turi savo kažkokį identitetą ir man tai čia yra toks čempionato realiai grožis, kad tu pamatai ir tas kitas kultūras ir man net kažkaip atrodo kartais keista, kai žmonės nori kažkaip tai tos visus, kažkiek apjuodint, taip žinai, šitam pasaulyje apstumti, taip liaudiškai tariant. Nereikia pavydėti, ne? Toks, ką žinau, man tai gražu, tai ateini į rungtynės ir kažkas kitaip, ateičiau tokios rungtynės, pats dar būtum stadione, matytum, ten kažkas vyksta, dar vienas vyksta performances, why not, atrodo. Tai apskritai, tuose didžiuosiuose čempionatuose, tai tas bazas vienoks ar kitoks aplink futbolą jis bus. Tai yra, nebus vienų dalykų, atsiras vis tiek kiti, apie kuriuos kalbės, nes aišku, kad tas susidomėjimas yra jau visuotinis, kalbant ne tik apie tai, kas ten aikštėse vyksta, bet ir aplink aikštės. O bendrai, kaip pavyzdžiui, gyvenime pajauti šitą čempionatą, kad tas vyksta, jisai aplinkui jau daugiau klausimų, dar dabar, kad jau jisai įsibėgėja, daugiau klausimų sulaukia, tai kas laimės, kiek per dieną kartu žmonės paklausia, kas laimės? Tai patikėk manim, kai ten sėdi dar jo labiau su mikrofonu bare, tai ateina 200 žmonių, iš kurių 100 būtinai prieis ir pasiklaus, kas laimės čempionatą. Bet sakau, šitas kol kas labai sunku prognozuoti, nes pirmą kartą formatas toks ir tu dar nežinai, kaip tai veikia. Ten, kai buvo ankstesni dalykai, tai yra trumpesnis čempionatas, labai, labai aišku, kaip būdavo ir kaip turėtų būti šį kartą. O dabar, kai tos papildomos rungtynės ir papildomas laikas, kas aišku ten iš jų tų jėgų ir fizinių ir psichologinių reikalauja, tai nuspėti yra pakankamai sudėtinga, nes iki čempionato pabaigos grupės jau baigės, o iki čempionato pabaigos dar atrodo labai, labai ilgas kelias. Jo, ir aš irgi kažkaip tai šito čempionato eigoje manęs irgi daug kas ten ir klausinėja, ir aš ir panašiai, bet aš šiaip pagalvojau, kad nėra labai ryškaus favorito tokios komandos, kur atrodo yra tos kelios ekipos, bet vėl tu galvoji, tie turi ten tokių minusų, tie kažkokių kitokių, tiems gal ten kelias kažkoks sunkus iki finalo atrodo jau dabar, kitiems galvot, kaip Argentinai ten atsivėrė, dar lengvesnis ir tada tu visus tos pliusus, minusus kažkokius dėlioji, ir nėra čia tokios komandos, kaip ten, pavyzdžiui, nežinau, 2002 ar net važiavo ten Brazilai į Pietų Korėją ir Japoniją, ir tu galvoji, kad čia turėtų kažkur labai jiems nepasisekti, kad jie nepaimtų, nes atrodo tiesiog ta komanda sutverta laimėti tą čempionatą. Ir ten, nežinau, 86 ar ne Maradona irgi, atrodo irgi, kad Argentina nelabai kažkas gali sustabdyti su to žaidėju, žinai, priekyje.
Man atrodo, dabar šiek tiek taip susiniveliavę tie visi. Tai čia irgi, netgi lyginant su tuo pačiu praėjusiu Europos čempionatu, kur ten ateini į atkrintamasias varžybas ir viskas faktiškai aišku, arba ispanai, arba vokiečiai, ir tu kitų minčių neturi, tu bent jau 2 favoritus turi. Ir dar jie kartu sueina. Jo, ketvirtfinalį finalas žaidžiamas. O čia, sakau, čia ne 2, čia 5, 6, 7 gali kalbėti apie tai, kad šansai, jeigu ne vienodi, tai labai netoli vieni nuo kitų nutolę. Ekvadoras padarė stebuklą, faktiškai komanda, kuri po 2 turų jau buvo nurašyta, nors ir mes, ir daugelis čia kitų tikrai šnekėjo, kad tai yra komanda, į kurią verta atkreipti dėmesį prieš čempionatą ir atrodė, kad tai tikrai bus ekipa, kuri gali sujudėti, gali kažkiek nustebinti, gali tapti tuo tamsiuoju arkliuku, bet po 2 turų jau atrodė, kad jų istorija praktiškai yra parašyta. Tada rungtynės su Vokietija ir, aišku, ten ir teisėjų sprendimai įdomesni buvo, šiek tiek tas pirmas vokiečių įvartis, kažkiek gal irgi dar labiau užkūrė Ekvadorą, kad tokia kažkokia neteisybė šiek tiek panaikint. Ir šiaip tai, tikrai sužaidė geras rungtynes, turbūt parodė tai, ko mes ir tikėjomės iš jų prieš čempionatą. Aš tai spėju, kad dar neturėtų jie pasakyti ačiū Nagelsmanui, kad pirmą sudėtį paleido, nes klausimas, ar ta antra nebūtų sužaidus geriau. Tai labiau motyvuota komanda. Taip, Ekvadoras iki begalybės motyvuotas buvo. Čia manau, kad vienas iš pagrindinių tos jų pergalės priežasčių. Tai yra, kur tu pakabintas virš bedugnės ir žinai, kad ne to tu atvažiavai, ne iš grupės iškristi. Ir aišku, taip, ir gerai, vėl tas jų futbolas susižiūrėjo, taip įjungia tą naują aistros lygmenį, kur kaip ir jeigu su tokiu požiūriu būtų žaidę nuo čempionato pradžios, ar ten tas antras savo rungtynės su Kiurasao, aš manau, kad tuose trečiuose gal ir nebūtų reikėję draskytis, gal jau būtų ir taip aišku, kad išėjo. Bet gal dabar dar, žinai, kaip tik aš galvoju, kartais tokios rungtynės yra visai gerai, tu nugali tokią Vokietiją, išsigelbėjai, toks, žinai, jau buvai jau kaip praktiškai paskendęs, bet iš kažkur tai tą oro balioną vieną išsitraukėjai, šiek tiek įkvėpėjai oro, pakelai dabar į viršų. Ir dabar atrodo, kad kalbant apie orą, žaidžiant aukštikalnėse prieš Meksiką, tai Ekvadorui čia nėra minusas, nes jie yra įpratę. Jie dar aukščiau gyvena. Taip. Tai žiūrint turbūt į tai aš manau, kad visai dar gali šitą komandą. Būna taip kartais čempionatuose, kai jau atrodo esi visai prie mirties, bet įsitrauki tas rungtynės ir tada atrodo, kad gali visai užsikurti. Tai iš principo mes galim praėjusiu pasaulio čempionatą prisiminti, kai Argentina pralaimėjo Saudo Arabiją, kur atrodė, kad nieko ten nebus ir taip sunkiai iš tos grupės kapstėsi, bet paskui įsibėgėjai. Vėlgi tu pagauni tą momentumą, aišku, ir tas pats, manyčiau, kad ir treniruočių procesas taip išdėliotas, kad vis tiek kylanti kreivė turėtų būti formos ir aišku, kad pas juos irgi turbūt taip pat gal turėdami grupėje Kiurasao irgi atvažiavo galvodami, kad iš tos grupės tai čia susirinksi tos savo 3 taškus, įvarčių santykį pasidarysi su Kiurasao ir praeisi gerai 3 numerių, tai 3, bet išeisi. O čia pasirodo, kad istorija tokia ir jau tenka stebuklą ieškoti. Kalbant apie Ekvadorą, mes šitą tikrai manau, kad nebūtinai išgirdom jų paskutinę dainą šiame čempionate. Aš sakau, aš tai turiu tikėjimą, kad šitą komandą dar gali nuveikti ir didesnių dalykų. O kalbant apie kitą grupę, kur susitiko Norvegija ir Prancūzija, kur tam turėjo tapti rungtynės tokiom vienom iš labiausiai laukiamų, turbūt 3 turo rungtynių, ten visi ir tas visas afišas dėliojo Holandas prieš Mbappé, čia 2 žaidėjai, kurie muša daug įvarčių, čia praktiškai jau beveik Ronaldo prieš Messi. Atėjo Holandas pasižiūrėti, kaip Mbappé žaidžia. Jo, gal žaidė labiau net Usmanas Dembélé, ne Mbappé. Čia dar dalykas yra, bet apie tai gal vėliau. Bet kokia tavo apskritai nuomonė apie tai, kad Norvegai kažkiek gal ir nuvylė ir sakyčiau, kokį bent jau 50% bilietų tų žmonių, kurie atėjo, turėtų... Čia turbūt apie tai galim kalbėti, kad gal apie nepagarbą žiūrovui, bet vėlgi Solbakinas ten labai aiškiai išdėliojo, kad mes atvažiavom laimėti ne vienų kažkokių konkrečių rungtynių, mes norim čempionate kuo toliau nueiti ir čia tie pragmatiniai paskaičiavimai, kai ten bent jau jūs pats kalba, kad patys žaidėjai sakė, kad būtų sunku dar vienerias rungtynės žaisti.
Tai iš tos praktinės, pragmatinės pusės, tai aišku, kad tas pasirinkimas atrodo logiškas ir teisingas, bet momentas, kad žiūrovai nori matyti vis tiek Hollandą, o ne žmogų, kurio pavardę ten pirmą kartą girdi gyvenime, tas irgi yra tiesa. Sakai, Šelderiupas nesudomino. Šelderiupas, aš manau, kad apie jį mes dar girdėsim. Tai yra žaidėjas, kuris taip, sakyčiau, kad turbūt jo proveržio sezonas buvo ten Portugalijoje šitas. Tai iš tų žmonių, kuriuos manau, kad mes dar didžiosiuose lygose pamatysim ir jeigu viskas eis taip, kaip gali, geriausių įmanomų scenarijų nueiti, tai gal ir net ir didžiosiuose klubuose gali anksčiau ir vėliau pasivaidenti. Jo, aišku, aš mačiau irgi ten minčių, kad buvo manimų, kad gal čia ir kažkokie tai varžovų rinkimai įvyksta, bet aš kaip tik pasižiūrėjau ten pagal... Kaip tu pasirinksi, kai sistema tokia? Jo, čia nelabai pasirinksi, bet kitas dalykas, kad ir, man atrodo, žvelgiant į Norvegijos ir ten Prancūzijos tą kelią, ar tu ten liksi pirmas ar antras, ten didžiulio skirtumo nėra, nes tarkim dabar prancūzai žais su švedais ar ne, o tada jeigu patenka į kitą etapą, greičiausiai laukia vokiečiai, o Norvegų laukia Dramblio kaulo krantas dabar, o paskui jeigu patenka į kitą etapą brazilai, tai čia, man atrodo, skirtumo didžiulio. Brazilai, jeigu japonus praeis. Jo, dar jeigu praeis, tai tarkim, bet sakau, kad žvelgiant iš Norvegijos ar ten Prancūzijos perspektyvų, tai čia tas pasirinkimas toksai nelabai čia buvo, kad vienoje vietoje, sakytum, tu turėtum ten, nežinau, galimybę žaisti kaip argentiniečiai su Egiptu kitame etape, o pirmam ten irgi žaliai kišlio, kitam ten turėtum Portugalų scenarijų, kur ten praktiškai jau dabar reikės visas geriausias komandas norint į toli įveikinėti, tai turbūt ne tas, aš irgi čia sutikčiau, kad turbūt tiesiog Solbakenas, ką ir pasakė, čia buvo bandymas patausoti žaidėjus. Mes žinom, kad ir Edegaras, ir Hollandas ten tikrai tą krūvį didelį neša ir šitai komandai skirtingai nuo prancūzų. Kalbant apie Edegarą, jis pakankamai traumingas žaidėjas, kur sulaužys jį vis tiek tau jo reikės tada, kai labiausiai reikės. Ir pas prancūzus, pavyzdžiui, gerai dabar gautų traumą, kad ir tas pats Mbappé. Šita komanda negriūna. Šitą ne, tiesiog žaistų truputį kitaip ten ir tuos įvarčius, kaip matom, yra ką muš, ne vienas Mbappé muša. Taip. Jo, man irgi atrodo, kad prancūzai tai gali ten turėti dvi sudėtis ir jiems ten vieno žaidėjo iškritimas ar kitas nieko labai stipriai nekeičia. Žinoma, aišku, kad šitose rungtynėse Dembelė ten pasiautėjo. Kitas dalykas, kad, aišku, liūdnas žinios Didier Dešamo šeimoje mirė motina ir teko šiose rungtynėse išvis nedalyvauti, išskrido jisai į laidotuvės. Ir tikrai gražus matėm ir Stolės Solbakeno buvo gestas ir gėlių, baltų atnešė ten rožių, man atrodo, prieš rungtynes. Tai mačiau dabar tik tai pranešimą, kad lyg tai FIFA nenori leisti prancūzams žaisti su juodais gedulo raiščiais. Nežinau, kuo tai trukdo FIFA. Man tai keista, jeigu federacija paprašo ir atrodo būtų toks gražus gestas ir tokiais dalykais, kuo čia jau ne politinis statementas kažkoks tai. Tai absoliučiai ir nežinau, FIFA tai... ten reikalų. Kažkaip jo, aš tengiuosi, jeigu yra įmanoma apie juos nekalbėti, nes... Bijai, kad žino, kur gyveni, ar ne? Kas galėtų paneigti. Gerai, keliaukim toliau dar prie kitų rungtynių, kurios vyko grupėje. Ar tave nustebino tai, kad turkai šitą čempionatą užbaigė su trenksmu, ar labiau nustebino, kad amerikiečiai galbūt žaisdami... bet nežinau, ar labai amerikiečius galima vertinti, ten sudėtis net buvo. Tai lygiai taip pat čia kaip ir Norvego atveju jie nusprendė, kad tai po turkams irgi grįžti namo su iš vis be pergalių, tai aišku, kad didelio skirtumo ten sirgalių galvose tas trečios rungtynės irgi nepadarė, bet vis tiek ir patiems smagiau su tą pergalę parvažiuoti ir vis tiek atvažiavai į pasaulio čempionatą, tai jau žaidė iki pabaigos, kad ir kada ta tavo pabaiga ateitų. Jiems atėjo labai anksti ir turbūt labai netikėtai iš tikrųjų. Vis dar turkų pasitraukimą pirmame etape vertinu kaip turbūt didžiausią staigmeną to grupių turnyro, bet trinktelėjo čia visi po dabar jau turbūt yra pamiršę, kad buvo tas rungtynės ir Kalbant apie tas komandas, kurios labiausiai galbūt nuvylė, jeigu turkai, faktas, kad viena iš jų, bet dar galbūt porą, kas tave labiausiai nuvylė šitam čempionatui. Nežinau, žaidimo prasme turiniu ar tiesiog lūkesčiais, kuriais buvai susidaręs prieš čempionatą.
Tai turbūt ir Urugvajus šiaip iš tų netiek yra tų nuvilenčių dalykų, kiek turbūt, kaip tarkim to paties Žaliojo Kyšulio atveju, yra turbūt maloniai nustebinusių daugiau. Tai yra ir tie disasteriai tų stipresnių komandų, aišku, susiję ir su tuo, kad kalbėkime apie tai, kad tos silpnesnės komandos sužaidė. Ne tai, kad tu pats ten kažkur tai įmerkiai, bet ir prieš tave sužaidė. Tai yra tų pačių turkų atveju, jeigu tu negali aplošti Australijos ten ir Paragvajus, tai gal dėl to kalti ir australai su paragvajiečiais kažkiek, ne vien ant turko turi versti. Ne vienas tam šokiai ten dalyvauja. Jo, kaip ten sako JAV prezidentas, tango reikia 2, ar ne? Tai iš tikrųjų aš galbūt labiau akcentuočiau tai, kad yra tų a priori nuvertintų komandų, kurios parodė galbūt daugiau, negu mes iš jų tikėjomės, ir tai yra gerai iš tikrųjų. Tas 48 komandos per daug ar ne per daug, aišku, kad jų yra daug, bet kaip ir sakai, kad mes turbūt ne vienų negalėtume ten vadinti visiškais durneliais tam čempionate, kur atvažiavo žmonių pajuokinti. Ne, visi bandė, visi stengės. Aš gal Tunisą įrašyčiau prie Tunisą, kurie atvažiavo pajuokinti. Ko gero taip. Aš mačiau labai daug tų tokių memų, internete, kur parašyta, kad Tunisas realiai tai tik tai buvo komanda, kuri iššvaistė mūsų laiką šitam čempionate, kuris ir tai buvo brangus, nes tų rungtynių buvo daug ir tų valandų buvo daug. Tai va, Tunisas buvo prie tų, kuriuos tikrai galima būtų išbraukti, kur mačiau irgi ten tokie, kur buvo tas filmas Vyrai juodais drabužiais ir ateidavo ir tą paspausdavo mygtuką, tai va, po Tuniso rungtynių irgi paspaudė ir ištirpė, kad neatsimintų. Tai gal ir mes tiesiais labai neužsilikim, nes prisiminti irgi nėra labai smagu. Tai galėjo po kiekvienų rungtynių trenerių atleidinti. Netgi galėjo, žinai, kur priėmė į darbą ir dar prieš rungtynės atleidė, nes vis tiek pralašė. Tiesiog. Aš tai galvoju, kad, žinok, šiaip, pavyzdžiui, Portugalijai čia galėtų būti idėja, kad jeigu nuimtum dabar Roberto Martínez, aš galvoju, ta komanda geriau sujudėtų per atkrintamasis negu su juo. Turbūt, nes to spaudimo yra iš išorės tam pačiam Martínezui. Ir irgi tie sprendimai, kuriuos reikia priminėti, jie nėra lengvi, kai šitas reikalauja, kad tu Ronaldų sodintum ant suolo. Tai karšta kėdė, sakykim taip, o kaip ten būtų, jeigu su kitu treneriu arba tiesiog Kryšą palikti treniruoti komandą. Tai yra treniravęs per 2016 per finalą, ten beveik treniravo. Tai nežinau, irgi gali tik sprendti. Nėra, kol kas nėra blogai tai Portugalijai. Tai ten pirmas rungtynės gal iškėlė klausimų, bet po to kaip ir susitvarkė viskas. Na, Kolumbija, aišku, reikia pasakyti, kad tikrai mane viena iš tų labai maloniai nustebinusių komandų turbūt šitam čempionate kol kas yra. Bet potencialas didelis, tu pats supranti, kad ten žiūri jų sudėtį jau prieš čempionatą, žiūrėdamas jų sudėtį, tu supranti, kad tai bus komanda, kuri, kaip ir Ekvadoras, nekartai minėtas, tai kad šitie irgi gali stebinti ir dar gal net labiau, nes jų sudėtis tai yra, pagal žmonės, jie yra stipresnė komanda ir ten. Jie turi, gal sakykime, taip daugiau pozicijų gerai padengtų, nes Ekvadoro, tai pavyzdžiui, yra tas toksai dalykas, kad pas juos kai kuriuose pozicijose yra ten visiškai elitiniai. Visi geriausi žaidėjai krašto gynėjai. Jo, arba tas dalykas yra, bet yra elitiniai žaidėjai, o kiti yra tokie visiškai random labiau, sakykime, taip futbolininkai, o pas Kolumbiją gal ten nėra tokių, aišku, Luisas Díazas irgi didžiulė žvaigždė. Díazas, Muñozas vis tiek yra jau tie žaidėjai, kur jie ir Europai matomi ir tu ten, žinai, kalbė apie juos kaip apie tokias gana rimto kalibro žvaigždės. Díazas apskritai, aišku, žvaigždė, tai čia net kalbų nėra. Ten visi žinom ir kur ir kaip jis yra žaidęs arba žaidžia, tai kažkod negali stebinti jo tie benefisai. Jo, tikrai labai labai solidi komanda ir šiaip sakyčiau, kad tokia, žinai, kaip būna komandos, kurios turnyro eigoje pasiima tavo simpatijas, nes kartais būna, tiesiog žiūri, ten prieš čempionatą atrodo jo. Tu kartais netgi pamiršti, kad jie gali būti. Taip žiūri kaip į komandą, kuri, gerai, čia aštuntfinalis, gal ketvirtfinalis, gal truputį patriukšmaus, bet po to, kai jie tau primena akivaizdžiai, kokį futbolą jie gali žaisti, tai taip, tada tu sakai, jo, dar šitie yra šitam čempionate.
Gerai, grupių etapą taip ir uždarysim, turbūt pastebėjo, jau čia viską daugiau mažiau apkalbėjom, jau sekmadienį sulaukėm ir pirmųjų atkrintamųjų rungtynių, kurios, turbūt sakykim taip, kažkiek man šitam čempionate... Sekmadienio lyga? Du yra dalykai šitam čempionate, kas man atrodo labai nepavyko, labai gerai buvo sudėlioti iš tų dalykų, kurios, yra dalykų ir daugiau, bet turime, kurios labai lengvai turbūt galima buvo pakeisti. Atidarimo rungtynės, kuriuose žaidžia Pietų Afrikos Respublika, akivaizdu, kad nėra pats geriausias turinys, kurį tu pasiūlai, bet atidarimo rungtynės, visi laukia, tas Azteko stadionas, ten meksikiečiai ir taip toliau, ir kažkiek paslepia. Bet kai tu antrą kartą ant to paties grėblio šoki ir tau vėl ta pati Pietų Afrika atidarinėja atkrintamasis, tai jau 2 kartus iš eilės jau toks, jau gaunasi, kad jau spjūvis į veidą. Bet tai čia, ačiū pasakykim, Pietų Korėja ir Čekija sužaidė nuostabų čempionatą. Kad Čekija iškrito, tai ačiū jiems tikrai, kad jų čia nėra, nes apart, kaip sakant, to putojančio gėrimo, daugiau nieko gero iš to pasaulio Europos tenisas. Jo. Tai taip, visiškai jokį futbolą žaidė, Pietų Korėja sužaidė tik tai su Čekija. Tai faktiškai irgi tada sakai, kad nieko nesužaidė. Taip, jo, Korėja čia būtų buvo tikrai geriau, bet Kanadai nuo to tik tai geriau, jie pasiima istorinę pergalę ir važiuoja tolyn. Taip, ir žvertinant tas pačias rungtynės, Kanada vis tiek buvo geresnė komanda, ten ir tas 11 metrų baudinys diskutuotinas, ir ten buvo to epizodų, kai jų gynėjai krapštė ten faktiškai kamuolį nuo linijos, tai tas 1-0, manau, visiškai absoliučiai logiškas rezultatas, atspindintis viską, ką mes tos rungtynėse matėm. Jo, šiaip labai ten gražiai apskritai istorija su to pačiu Eustakiu, jis įmušė įvartį pergalingą žaidėjas, kuris turi portugališkų šaknų ir ilgai gyvenęs Portugalijai ten. Tai ir jaunimo rinktinės Portugalijos. Jo, jaunimo rinktinėse Portugalijos ir šiaip žaidėjas, kuriam nuo praėjusio pasaulio čempionato daug teko iškesti ir motina mirė, paskui ir tėtis irgi išėjo Anapilin, tai tikrai didžiulis jam toksai visas būstas moralinis ir matėm ir ten aprašymai visokiausi visur jau ten dėl žmonės dėkoja, tiesiog kaip herojus dabar tapo po šito rungtynių, nors, sakykime, taip. Kaip Azinio. Jo, panašiai, bet ir kitas dalykas, kad tai irgi yra komandos kapitonas, žinom, kad tikrai svarbus žaidėjas. Ir mes žinojom, kad tai yra žaidėjas, kuris gali... Žaidėjas, kuris vienaip ar kitaip, jisai visą gyvenimą žaidės gerose klubuose, jis aišku ten ne tas, kuris tempia, bet jeigu tu jau žaidi kokiam Portu, tai tavęsgi neima šiaip už portugališką pavardę. Iš autobuso statelės nepaima, tai vis tiek tu turi tą savo žaidimo kokybę, kai žaidi su žvaigždėm, tos kokybės dažnai nesimato, tu tiesiog dirbi tą savo juodą darbą sviedinius padavinėjai, ar kaip įprasta sakyti, pianinus tampai, bet tokioje komandoje kaip Kanadoje, aišku, jis jau yra matomas, nes ten išskyrus Alfonso Deivisą, Jonataną Davidą, tai tų žvaigždžių kaip ir visiškai nėra, tai tu... Ir Užtakių, ir ten tie kiti žaidėjai, netgi iš čempionšipą, jie visai neblogai matosi, todėl kad fonas toks. Ir pagaliau sulaukėm dar ir Alfonso Deiviso pasirodymą šitą rungtynėse. Labai neblogai jie iš karto tas ir pagyvino jis ten tą savo kraštą, ir tas pats Davidas atsirado iš karto, kur ten vaikšto žmogus nesuprasi, ką veikia, išėjo Deivisas, ir iš karto automatiškai puolėjas būdamas sutraukė tą kairį kraštą, žinai, kad iš ten tu gali gauti kokybišką kamuolį ir sužaisi tuos savo epizodus. Tai sakau, tai vienas žaidėjas, kartais būna, kad pasirodo ir jisai ne tik pats ryškiai sužiba, bet išryškina kitus, kurie gauna papildomų kozirių. Jo, čia žinom, kad Jesse Maršas tempė su jo tuo pasirodymu, ten praktiškai prieš kiekvieną mačą būdavo atskiros spaudos konferencijos, viena, kur pašneka apie komandos žaidimą, o tuomet panašiai klausimų, kada bus... Per rungtynės rodo beveik tiek pat kartų kaip Infantino. Jo, ir klausimų, kada pagaliau Deivisas pasirodys aikštėje, aišku, tai yra visiška Kanados rinktinės žvaigždė, akivaizdu, kad tai yra tas vėliavnešys, tas flagmanas, kuris apskritai, sakykime, taip rodomas kaip tas herojus, kaip tas žmogus, į kurį norisi žiūrėti ir jaunimui Kanadoje. Šiaip, aišku, buvo labai gražus ir Jesse Maršas, jau mačiau per internetus visur irgi nuėjo
ta kalba po rungtynių, kur amerikietis, kanadiečius ten visus išgyrė, herojais išvadino, kad visa šita tauta, visas futbolas dabar laikysis ant šitų žaidėjų, ant jų ant vaikų prisiminimų apie juos ir kaip galvoja, ar dar gali šitą komandą patriukšmauti, nes pora, ant kurios atkeliauja Nyderlandai, Marokas, atrodo per daug gera. Turbūt ne, vis dėlto nepatrauks nei individualiai, nei komandinę kokybę čia, nei prieš vienus, nei prieš kitus, kad ir kas ten išeitų, ar Marokas, ar Nyderlandai. Nebent gal, jeigu Nyderlandai, kaip kažkada su Portugalais buvo tos rungtynės, kur išsiskers tenais daug raudonų gaus ir vienos ir kitos lyderiai po 3 raudonus. Bet nėra ant ko raudonų susirinkti. Visko būna, žinai, futbole įvairių situacijų. Kalbant apie artėjančias 15 porų, tai trumpai mes per jas perbėgsim, aptarsim, ko mes čia galim tikėtis. Mūsų skaičiuokliai kol kas visai, sakyčiau, rimta kova vyksta, Paulius šiek tiek atsilieka, bet mes su tavim Nerijau žengiam praktiškai. Po vestuvės važinėja, futbolo domėjasis. Tai bet gal, žinai, priburs kažko, kartais būna visai gerai, kai pašaudai toksai, žinai, ant staiga kartais būna, žinai, kaip ir Viktorinuose tose dalyvauja ir pirma mintis dažniausiai būna gera, paskui šiek tiek per daug prisigalvoji ten dalykų ir tada nepataikai. Man tai yra ne vieną kartą buvę, kad pats atsakai pirmą sekundę į klausimą ir kokią 30 sekundę pats ir nukilini tą savo atsakymą. Yra šitų variantų. Tai žiūrėkim iš karto į šį vakarą, tikrai sakyčiau, kad jau visai kitokio lygio mačai prasideda, visai kitokio varžovai, sakykim, taip vieni kitų jau labiau, verti gal buvo vieni kitų ir Kanada su Pietų Afrikos Respublika kažkiek, bet čia Brazilija, Japonija ir nežinau, ką tu šitam aš čia netgi duosiu sensaciją, tegul būna 1-1 ir pendeliais tegul laimė Japonai. Taip, ne, iškart prieš mane, per pačiam pirmą rungtynėm iš karto tu man Brazilus nori išmetinėti, negražu, Nerijau. Tai tu neišmetinėsi, tai man kam lieka, man tik tai. Nes aš tai parašiau, kad irgi bus įdomi dvikova, bus nenuspėjama dvikova ir kad tikrai manau, kad nėra Japonų komanda pati geriausia Brazilijai, šiaip tokia, žinai, per daug gerai organizuota ir panašiai ir aš labiau čia tikrai norėjau, kad švedai kažkokią ten tą staigmenėlę pateiktų ir labiau išeitų ant Brazilų, bet aš galvoju, kad 3-2 pergalę parašiau Brazilams. Galvoju, kad Brazilai ant savo individualaus mistriškumo turi įsitraukti. Ir šiaip kažkiek ta Brazilų žaidimo kreivė pagerėjusi yra nuo pirmųjų rungtynių. Kažkiek tikrai prie komandai pridėjo ir Kūnijos tas pasirodymas. Ir šiaip... Toks, taip, slaptas ginklas kaip ir... Tu žinai, ką jisai gali, bet kad pradėjo šaudyti taip, tai irgi turbūt nelabai tikėtasi. Jo, Rafinijos tas iškritimas iš vienos pusės yra tikrai blogas dalykas, bet mes pamatėm jau Rajano pasirodymą, matėm jį Bormute Premier lygoje, man atrodo, kad jeigu tu tokių žaidėjų gali keisti, tai čia nėra didelė problema. Aišku, Rafinija yra Rafinija, čia faktas. Vokietija, Paragvajus, čia turbūt, kad manau, kad bus lengviau šiek tiek mums apsispręsti. Jo, ir aš manau, kad Paragvajus, va šitoj situacijai vokiečiams yra labai, labai geras variantas, tai yra taip kažkaip legitimizuoti save po to tokio blankaus ir banguoto grupės turo, tai yra turnyro, jeigu tu būtum gavęs iš karto stiprų varžovą, tai čia labai realus variantas, kad rašyk laiškus, o Paragvajus yra ta komanda, kurią jie, aš manau, turėtų aplošti 2-0, tarkim. Aš irgi šiaip 2-0 įsirašiau, bet aš šiaip galvoju, kad gali būti pakankamai sunkios rungtynės, nes Paragvajus ta tokia bus klampus, aišku, bus ten į kaulą, aišku, ir to tu turi tikėtis, bet individuali kokybė vokiečių vis tiek yra kitokia. Kiek šansų, kad Paragvajus dar kokią raudoną pasiims, aš galvoju nemažai. O aš tai manau, kad nėra Almironas su savo šitais visais, bet... Tai šitas dalykas, jo. Turbūt nebegaus antros tokios, bet Paragvajus yra ta tipinė Pietų Amerika, kur ten Brazilija, Argentina, ta pati Kolumbija ar Urugvajus, jie turi ir to individualaus talento ir tie jų žaidėjai yra labiau tokie europietiškesni, suprantama, nes jau tie tos ryškiausios žvaigždės ir žaidžia tuose klubuose, o Paragvajus toks, tipiniai Pietų Amerikos kirstukai, tai kad jeigu jie... Aš tai čia laukiu, 6-7 geltonų, visų tų balių, ten antram kelny, ten jau muštinių kažkokių kipišiukų, man čia tokios rungtynės atrodo, kur Paragvajus bandys įtraukti, kaip sakant, į savo tą galerą.
Ir naktį laukia tas mūšis, apie kurį jau šiek tiek kalbėjom, Nyderlandai, Marokas. Čia yra tas atvejis, kai 4 valandą verta nemiegoti. Verta čia labai. Ir šiaip kalbant apie, žvelgiant visas tai poras, būtent šitam etapė tarp dar 32 komandų, man atrodo, turbūt gal net rimčiausias susidūrimas. Aš sakyčiau, kad taip, iš tikrųjų, tai vėlgi tai yra FIFA reitingo pirmo 10 komandos ir vieni ir kiti. Tai jau tas daug pasako. Ir aš čia tikėčiaus, kad turėtų būti rock'n'rollas, tai yra nebus tos taktinės rungtynės, nebus Paragvajus kapojimo į kojas, o ne į kamuolį, čia spėju, kad tu į vartukų pabirs ir sakyčiau, kad gal lygiosios 2, o pendeliais kas laimės? Būnu tegul laimi Marokas. Aš 2-1 galvoju, kad Maroko pergalė kažkaip irgi nusimatęs, nors tikrai čia šitos rungtynės irgi neturiu kažkokių tai taip labai preferencijų žvelgiant. Aišku, nėra, kad man labai patiktų Kumano futbolas demonstruojamas, bet pastaruoju. Bet Olandai žaidžia geriau negu aš tikėjausi. Įsižaidė, jo, man irgi paliko gerą įspūdį šiaip tą komandą. Aš irgi galvoju, kad jie vis nėra tokie blogi, kaip sakykime, tai prieš čempionatą daug kas galvojo, arba nematė jų tarp favoritų. Ir jo labiau, kad tu vis tiek tokioje situacijoje, kai atsiduri, nenori pagalvoji, kad, gerai, veiksim Maroką, kas, yra Marokas vis tiek stipri komanda, akivaizdu, praeitas čempionatas ir nedaug parodė, bet tu po to žinai, kad tavęs kanadiečiai laukia, ar ne, ir tu jau gali čia praktiškai savo ketvirtfinalį dėlioti priekį žiūrėdamas. Ko gero taip. Dramblio kaulo krantas prieš Norvegiją, sakyčiau, kad irgi atrodo, kad labai įspūdinga dvikova, matant Dramblio kaulo krantą grupių etape, matant kaip jie, man atrodo, kad viena iš tokių labiausiai struktūrizuotų, gal net aš sakyčiau, komandų šitoj visame. Tas irgi, tasgi skandaliukas iš esmės su Schweinsteigeriu. Tai aš su MRSUFA visiškai sutikčiau, kad jie nėra tipinė Afrika. Tai yra... Kad ir šiaip, mes matom dabar 9 iš 10 Afrikos komandų įžengia į kitą varžybą etapą, vienintelį Tunisas tenais, kaip sakant, pasišiukšlino. Nes Tunisas ne komanda, tai reiškia, kad visas išėjo. Taip, ir vėlgi Dramblio kaulo krantas, nepaisant to, kad tai yra kaip ir jau ta juodoji Afrikos dalis, bet tai yra žmonės, kurių dauguma, jie nėra tipiniai afrikiečiai vien dėl to, kad dauguma, jeigu negimė Europai, tai bent jau išvažiavę labai jauni ir jie žaidžia tą labiau europietišką futbolą negu afrikietišką ir tai yra komanda, kuri savo drausme tiesiog yra jau prie tų elitinių regionų. Taip pat triukšmaus jie prieš Norvegus, ar ne? Gal, bet aš vis dėlto čia sakyčiau, kad Norvegai laimės tas rungtynės 2-1, aš pats savo pasirašęs. Tai mes čia biškai apsikeitėm vaidmenim, tu prieš tai rašai 2-2 ir baudinius, o šitos rungtynės irgi rašau 2-2 ir baudinius, nes kažkaip irgi galvoju, kad visai pasižiūrėčiau, kažkur jau reikėtų baudinukų. Vakar kažkaip iš tikrųjų tikėjausi irgi, kai žiūrėjau tą mūšį įspūdingą tarp Kanados ir Pietų Afrikos Respublikos ir jau galvoju, gerai, kad ir kaip čia jau nuobodu, bet tada duokit dar pusvalandį, nes šiandien vis tiek to futbolo, žinai, nebėra daugiau, tai tada geriau jau dar, kad nors tą pusvalanduką, gal baudinius gauti ir viską. Ir atėmė iš manęs šitą, tai aš biškutį buvau papykęs. Čia tas atvejis, kai man per kažkurią olimpiadą buvo, kur, žinai, ten po 8 valandas per dieną eterį sėdi ir ateinant, taip ten turi kokią valandą, tai slankiui po tą teliką sakai, tai duokit, aš jums gal kokią apžvalgą sugarsinsiu, kažką, tai nes net nepatogu. Nepatogu nedirbti. Jo, tai aš irgi sakiau, žiūrėjau, toks jau pasirašiau, ten kažką arbatas ar pasidariau ir bam, įmišit, kad dabar mėgoti, tai nesąmonė. Prancūzija prieš Švediją, čia aš parašiau šiaip 3-0, nieko nesitikiu iš tos poros. 3-1, irgi jo, švedai nepatemps ten, kad su elitiniam komandom, kad jie netraukia iki elito, pasimatė turbūt per rungtynės su Nyderlandais, aišku, ten gali sakyti, kad tie susimušė viską, ką turėjo ir gal nedaugiau, bet tai vėlgi tu matai, kad yra tas plyšelis tarp švedų ir elitinių komandų yra, o tai apie tai, kad prancūzai yra elitas, tai čia turbūt net kalbėti neverta. Jo, švedai, mes vis tiek turbūt žvelgiant į švedus kažkiek per daug gerai nusipiešiam apie juos vaizdelį po rungtynių su Tunisu, bet kas matė yra švedus ir matė tą visą atranką, tai tikrai šitoj komandai nemažai problemų. Man tik tai, kas patinka, gal kad Grahamas Poteris po truputį supranta, kad kai tu turi ten 3 geriausius savo žaidėjus, ar ne, ar ten 4 su tarkim Ajerį dar, ar ne,
Tai, bet jie yra labiau visi atakuojantis, kažkiek tau gal reikia modeliuoti tą savo taktinę schemą, bet tu turi juos leisti į aikštę. Tu negali, būdamas Švedijos rinktinės treneriu, tu negali laikyti Antonio Elangos ant suolo. Kad ir jis tau netinka, gal ten pilnai kažkokias tavo taktinės schemas, taktinius rėmus ir panašiai, bet tu tiesiog neturi tokios prabangos. Jo labiau, kai tu realiai nuo stipriausių komandų apsiginti negali, tai tau tos įvarčius reikia mušti ir čia neatstovėsi su 0-0, tu vis tiek jau prieš rungtynę skaičiuoji, kad kažką tau įmušt, tai reiškia vienintelį dalyką, kad reikia įmušti ir tau, jeigu nori būti konkurencingas. Jo, čia teisingai tikrai pastaba. Meksika, Ekvadoras. Šventė Meksikoje nuostabi, 3 pergalės iš 3, atrodo pasikūrimas maksimalus, bet aš galvoju, kad ta šventė visgi pasibaigs. Ekvadoras 2-1. Čia aš netmeščiau to varianto, bet vis dėlto sakau 2-1, bet tegul dar pašvenčia. Bet žinai, kaip būna su Meksika, kaip jie išeina iš grupės ir kas įvyksta toliau. Bet namų čempionatas, matai, yra namų čempionatas kita istorija. Jo. Bet, dar jie žaidžia namuose, ne visai toks su... Nes ten kas buvo ketvirtfinaliai, man atrodo, ne? Ir 70 ir 86. Abu ketvirtfinaliai buvo, bet čia su žvaigždute biškutė tas čempionatas, nes vis tiek toks... Ne visai namų, visas namie, žinai. Aišku, bet jiems tai čia skirtingai nuo Kanados, ko kanadiečiai. Jo, jie liko pas save kanadiečiai, kadangi atidavė pirmą vietą, tai dabar jau tenka... bent jau nereikia jam namo į Kanadą iš karto po rungtynių važiuoti, kaip iranai. Iš karto į Meksiką, jo. Jo, bet tikrai rungtynės manau, kad bus labai labai įdomios, irgi 2 komandos tokios karštos, tai manau, kad čia visko galima sulaukti ir labai laukiu šitų rungtynių, šiaip tikrai toks, kur žiūri, atrodo, tie vardai kažkokie nėra labai gal ir įspūdingi, bet tikrai, sakau, man asmeniškai tai viena iš laukiamiausių, net sakyčiau, porų šitame etape. Anglija, Kongas, Kongo demokratinė respublika, reikia taip išskirti, kiek ten tos demokratijos, tai mes jau daug kartų esame kalbėję. Čia sakyčiau, kad jų futbolas ir valstybinė sankloda yra vis tiek šiek tiek skirtingi dalykai. Bet tave įtikina anglai kol kas? Anglai? Kol kas ne, ir aš dėl to manau, kad čia nebus tų įvarčių, labiau, kad Kongas irgi, kaip ir Dramblio kaulo krantas yra komanda drausminga, tai yra komanda pakankamai europietiška, irgi ta pati sudėtis suponuoja, kad kitaip ir neturėtų būti. Tai aš manau, kad anglai čia vargs, ir kaip visada, Keinas iš pendelio ir 1-0. 1-0. Aš tai pasirašiau 2-0 ir irgi mano scenarius tai toks, kur, žinai, 1-0 bus ir tada jau Kongas pačiam pabaigoje vis tiek pradės lipti, ir tada kur kas nors ten pabėgs po to keitimų, ten pasangus, koks Rešfordas, žinai, ten išėjęs, nurūks ir muš, tai mano čia toks scenarius yra maždaug sudėliotas, tai 2-0 Anglijai. Ir šiaip netaip įsikapstė belgai, nors kaip pažiūri pirmą vietą grupai ir ką tu čia jiems gali pasiūlyti. 5-1 finišas. Jo, 5-1 finišas, sudaužyti varžovai. Šiaip sakyčiau, kad... Belgija dar labiau už Angliją neįtikina iš tikrųjų. Neįtikina visiškai, bet aš dar norėjau šiek tiek nusikelt, kad Naujoji Zelandija man patiko vien tik tuo, kad jie ten kažko įspūdingo nesužaidė, bet jų rungtynės būdavo gerai stebėti, pavyzdžiui, kur labiausiai nurašyta tokia komanda, kur ten atrodė apie nieką iš vis, bet visi 3 mačai buvo tokie reginiai futbolo atžvilgiu. Kaip Tunisas, tik nejuokingi, o tokie pagarbos verti, ne? Taip. Nepajuokino labiau jo. Ir dar Džestas pasirodė visom komandom. 3 įvarčiai, tai... Spūdingai tikrai. Tai, čia ir faina tokie žaidėjai, kur atrodo dar savo akcijas pakelia, man apie tai ir yra kažkiek iš dalies irgi pasaulio čempionatas. Gerai, o rezultatas o Senegalas irgi galbūt galėtum sakyti, kad neįtikinęs, bet čia aš sakyčiau dėl to, kad grupė tiesiog per stipri buvo, kad tu labai įtikintum, kad tu, jeigu gavai ten į kailį nuo prancūzų ir norvegų, tai nereiškia, kad tu esi silpnas. Tai dėl to aš sakyčiau, vėlgi kalbam apie Afrikos čempionato finalo dalyvius. Man tai jie ir toliau čempionai. Tai faktas, aišku. Ir tai yra pakankamai stipri komanda, kad pasiųstų belgus namo 2-0. Aš irgi galvoju, kad, žinok, Senegalui dar čia nebus galas. Ir kad... Senegalui nebus galas? Jo, aš galvoju, kad 2-1 jie laimės prieš ramiuosius belgus ir ramiai
dėlioja savo žaisliukus, važiuos namo. Ta auksinė karta paskutinį kartą sugros savo tą partiją ir jau... Taip kaip visada. Kaip visada viskas baigsis. Ir tik dar anksčiau šį kartą. Jungtinės Amerikos valstijos, the hype is real, kaip sakant, važiuoja toliau ir kaip kažkur čia irgi rašiau, kad man atrodo, čia tiesiog akivaizdus yra Bosnija ir Hercegovina, ko norėjo, kvietėsi atvažiuoti į Ameriką, tą ir gavo ir puikus pavyzdys, kaip sakant. Ir čia aš manau, kad nepadarys jokios įtakos tas pralaimėjimas turkam psichologiškai amerikiečiams, nes vėlgi tai apie ką jau kalbėjom, kad ne tie žaidė, kurie žais su Bosnija ir Hercegovina vienas dalykas, antras dalykas, jie tam grupės turnyre vis tiek per tas pirmas 2 rungtynes pajuto pasitikėjimą savim, aišku, ten yra ir tas visas sirgalių užnugaris ir visi kiti dalykai, manau, kad amerikiečiai laimės, gal 2-1 duodu. O aš tai čia, žinok, pirmą tokią staigmeną šausiu jo. Aš galvoju, kad Bosnijai čia kaip su italais laikysis ir baudinukai, o ten tada amerikiečiai ateina, liaudiškai tariant, truputį prisikakoja prie tų savo tribūnų ir priešingai suveiks pamatysim ten raketų. Ne Houstone, man atrodo, žais, bet raketų gali būti. Chemio problema, ne? O mes matėm, Bosnija jau 2 kartus į čempionatą išeidami baudinukus labai ramiai ten sprendė, tai ir 3 kartą, manau, paspręs. Tai mano čia 1-1 ir baudinys Bosnijai kitą etapą. Okay. Žinai, mano meilė amerikiečių futbolui, tai nieko keista. Bet tau daina graži šitą Bosniją. Jo, Bosnijai. Ir Bosnijos aš beje buvau prieš čempionatą jau įrašęs kaip labiausiai greičiau, nustebinusią komandą, kad man atrodo, kad čia bus, tai man reikia laikytis linijos. Ir šiaip jau jie nustebino, manau, kad iš grupės išėjo. Tai laikausi linijos, kad dar toliau stebins. O Ispanija su Austrija toliau mūsų apžiūroje. Ir čia manau, kad sutarsim labai, labai paprastai dėl šitų rungtynių. Austrai vėl gaus 3, tik šį kartą 3 nebeįmuš, neįmuš nieką, 3-0 pas mane. Taip. Aš gal mažiau 2 įrašiau. Bet irgi manau, kad šiaip ispanai čia sutvarkys, nes man atrodo, kad ispanus presinguot nelabai geras dalykas. Šiaip gal ir neverta daryti to. Bet klausimas, ar Austrai tą supras? Tai, ja. Žinai, kaip sakoma, kiek vilka be šersi, tiek vis tiek į mišką žiūri, tai čia Austrai gali būti su savo to presingu irgi čia per daug. Gali žiūrėti į ispanišką mišką, o ten medžių nėra, ten žaidėjai. Ten visi jau su kamuoliu draugauja. Portugalija, Kroatija, 2 legendų susidūrimas, Luka Modričius prieš Cristiano Ronaldo. Bus įdomu pažiūrėti. Bus įdomu pažiūrėti, bet man dabar ta Kroatijos rinktinė, kaip ir kartų kaitai, negali sakyti, kad ji ten taip kažkaip tai seisminiai lūžiai kažkokie dėl to, kaip ir gana nuosekliai, gana logiškai ta kartų kaita eina, bet man vis dėlto tai yra, šita komanda yra ta, kuri išgyvenanti tą kartų kaitą, ne dabar, būtent dabar tai yra tas toks kaip ir pasikeitimų ieškojimų metas ir aš dabar nelabai matau, kaip jie galėtų pastumti čempionato Portugaliją 2-0, sakau. Aš 3-1 Portugalus įrašiau pergalę. Manau, kad šiaip nebus lengvos rungtynės ir galvoju, kad po kokio pirmo kėlinio gal ir 1-1 bus. Bet kažkaip manau, kad Portugalas sutvarkys, nors šiaip mane nuvilinti komanda tikrai labai ir man ta kūno kalba, jau kai kurių žaidėjų žiūri, iš vis nesuprantu, ar jie ten nori žaisti ar nenori, ar jie nori čia važiuoti namo, į atostogas kažkokias pasiimti. Tai tas mane biškelį nuvilia. Šveicarija, Alžyras iššoko į tą traukinį. Tai kaip iššoko, taip ir iššoks, aš sakyčiau, kad čia vis tiek ir individualiai ir komandinė kokybė Šveicarija yra geresnė komanda ir taip kažkaip panašiai, manau, kad kaip susitvarkė, tarkim, su kokią Kanadą grupėje, kur ten įsimušė po tų porą įvartukų, po to ten vieną gavo, Alžyras įmušt gali, jie mums tą jau įrodė, tai sakyčiau, kad tas pats 2-1, kaip rungtynėse su Kanada ir čia bus. Aš šiaip labai, žinok, irgi panašų scenarijų įsivaizdavau, bet aš tiesiog galvoju, kad Alžyras visgi neįmuš. Šį kartą nuo vėliavėlės ten nieks neatšoks. Ir geras šiaip epizodas buvo, labai yra ta situacija, kur kad atsitrenktų ir kamuolys ten liktų, tai prie vėliavėlės tai okei, bet kad atšoktų ir praktiškai sužaistų už Alžyrą. Sieną sužaistų. Tai tokia labai keista buvo situacija čia rungtynėse su Austrija, bet aš galvoju tiesiog šveicarai 2-0 irgi įsimuš taip metodiškai ir pasiims tas rungtynės. Australija, Egiptas.
tokia pora, kur gal nelabai tikėjomės ir apskritai pamatyti tokias dvi komandas kitame etape, bet abiem čia šansas, aš sakyčiau, čia ir australai turbūt galvoja, kad nieko geriau negu Egiptą negalėjai gauti ir Egiptas patekęs į kitą etapą irgi galvoja, kad nieko geriau už australus. Jeigu Pietų Afrikos negavai, tai nieko geriau ir negali. Jo, bet aš čia irgi manyčiau, kad Egiptas savo kokybė yra geresnė komanda ir čia aš nematau kažkokio tai įvarčių fejerverko. Tiesiog gal netgi apskritai kaip tas pirmas kėlinys gali būti toks gynybinis, taktinis, strateginis, bet tik krapštys įvartį Egiptas ir manau, kad tuo ir baigsis 1-0. Aš galvoju, kaip tik, 3-1, aš galvoju, kad tie australų tenais bėgikai puolime bėgs, bandys, nes Egiptas tikrai žais su kamuoliu daugiau ir kažką vieną dar kažką įmuš, bet galvoju, Salahas su kompanija ten sutvarkys reikalus 3-1. Ir čia toliau važiuojam, būtent... Sakyk dabar savo sąmokslo teoriją. Mano sąmokslo teorija paprasta, Vozinija tenais nori, kad nesibaigtų jo tą followerių kartą. 16 milijonų dar mažokai. Taip, 16 milijonų neriba, 20-25 reikia, prieš mėnesį ten porą nuostabių patraukimų ir sustojimas į savo aikštės ten tą pusę, baudos aikštelį, barikados, autobusai, traukiniai, viskas, kas tik tai įmanoma bus pastatyta. O Argentina man nėra komanda, kuri labai lengvai pramušinėtų žemą bloką. Man atrodo, jinai yra komanda, kuri kaip tik irgi kartais ir atiduoda tą kamuoliuką ir tada jiems tenais smagiau bėgti yra. Ir aš galvoju, čia 0-0 nuobodus ir po baudinių Vozinė išeina kaip dar vienas pasaulio užkariautojas. Aš tai priešingą scenarijų matau, spėčiau, kad ypač jeigu taip, kaip galvoju, bus, kad ten įvartis gana ankstyvas, jeigu pirmam kėlinį, o tai tada tu jau vis tiek tą savo autobusą turėsi išrinkti atsarginės dalis ir kažką tai bandyti daryti. O ten tada ir to žemo bloką nebelieka, tai duodu Argentinai 3-0. Ok, tai logiška, tai faktas aš čia toks labiau prieš sistemą šitoje vietoje. Okay. Kolumbija Gana paskutinės rungtynės ir jau bus Gana paspėliota. Gana irgi turbūt Gana šitą čempionatą. Čia pagal tai, ką mačiau iki šiol, tiesiog man skirtingo lygio komandos tiesiog. Kolumbija tuos savo įvartukus susimuš, kad ir kaip ten Gana žaistų. Nuo Anglų apsigynė, bet Anglai neįtikino, Kolumbija kol kas yra pakankamai įtikinama, tai aš 2-0 duodu. Aš 3-1 daviau, kažkaip galvoju, gal irgi vieną pabėgs kažkur, tai bet irgi galvoju, kad lengva bus Kolumbijos rinktinės pergalė. Man atrodo, tiesiog labai gerai šitą komandą atrodo ir šiaip jo stebinant žaidžia tikrai gražų futbolą. Chamesas ten atrodo kaip iš vis pikinis žaidėjas, atrodo, aišku, žaidžia Chameso vienintelis klubas, kuriame žaidžia, yra Kolumbijos rinktinė. Jo, fantastiškai juda ir man tai toks rungtynėse su Portugalija, tai aš čia kažkam sakau, man tokį Toni Krosą priminė, žinai, kur jau giliau žaidžia, bet skirsto ten iš gilumos kosmiškai tuos perdavimus, tą kairytę savo gali bele ką atrodo padaryti. Taip, to galva šviesi visada buvo, tai čia... Visom prasme. Ten taip, ir jis ten save atradęs, jis tą lyderio rolę turi, jam sunku žaisti, kai aplink yra kitų žvaigždžių, kur irgi ten į save tą antklodę tempia ir tada jisai toks pasimetęs. O Kolumbijos rinktinė jam yra kaip žuvis vandenys. Ten nardo kur nori ir kaip nori. Jo, labai labai geras žaidėjas, šiaip iš tikrųjų reikia pagirti ir tikrai fantastiškas kol kas visos Kolumbijos pasirodymas. Tai tiek turbūt šitą kartą, kitą kartą lauksim jau Paulius, jo prognozes surinksim, ar ne? Nors galėjo ir nusimti, būtų ne taip gėda jam paskui kitą kartą, galėjo sakyti, kad va, čia nebuvau. DNF, ne? Ir pasiimti tą pralaimėjimą tokį būtų, bet nieko. Lauksim Pauliaus sugrįžtančio, lauksim ir atkrintamųjų, kurios, manau, kad bus tikrai labai smagios. Vis tiek, net ir tos rungtynės, kur žiūrėjom vakar ir čia biškelį pasilasdavojom, taip, bet vis tiek tu žiūri ir tu supranti jų kainą ir smagu žiūrėti. Bet kuriuo atveju, pasaulio čempionatas yra futbolo šventė. Ir plius rungtynių jau nedaug liko. Taip, iš tikrųjų, rungtynių skaičius, taip, jeigu primesi, kiek jau sužaista, tai liko visiškai nieko. Jo, liko 30% kažkas tokio, tai šiaip iš principo kiekvienas rungtynės dabar gerbkit, žiūrėkit ir žinokit, kad kai baigsis, tada vėl liūdėsim 4 metus ir lauksim. Ne 4, mums biškelį lengviau, mes turime Europos dar čempionatus, tai porą metų tik tai reikia laukti. Tai dar kartelį paprašysim jūsų pasiekti, pasubscribinti, paspausti tą patiktuką, kaip sakant, ir toliau stebėti mūsų laidas. Iki. Sirkit futbolą.